Evaldai, pradėsim greičiausiai, aš taip kažkaip pas kovotojus vis apsilankau ir žiūriu jūs visi su tokiu labai gražiu makijažu, kaip sakant, pačiam grožiuje. Čia būtent į stovyklos grįžau, tai va Lenkai papuošė, tai draugiškai. Supratau, stovykla tai reiškia, kažkam buvo numatyta tas pasirengimas ar tiesiog profilaktiškai šiek tiek patirties pasirinkti? Jo, kaip vis tiek, tai turėjau minti, kad galiu kovoti šitą utmą, bet nežinau su ko, bet utmą ir praeitą utmą, kai kovau, irgi kelios savaitės likus prieš, žinau tik tai varžovą, tai visą laiką ruošiuosi. Turėjau čia kelias svotis, bet tik įsigydžiau, tai iš karto kipau pasirašymą. Deividas Žamba važiavo ruoštis MMA kovai. Tai tiesiog, kad pakeisti aplinką, galvoju, važiuosiu su juo. Tai va, aš, Ignas ir Deividas Žamba nuvažiavom į stovyklą. Pakeisti aplinką, pašparinguoti su kitais partneriais. Kiek suprantu, nemažai šiais metais stovyklų, ar ne pats ir Tailandė, man regis, buvo? Jo, buvau ir Tailandė, ir Anglijoje pasportuoju. Dabar buvau Lenkijoje, irgi visai kita patirtis, kitas klubas, kita stovėsena, viskas visiškai kitaip. Tailandė buvau, jo, Tailandė daug patirties pasirinkau. Pirmi metai tokie aktyvūs, stovyklo atžvilgiu? Kiek jau yra? Olandijoje sportavęs, Olandijoje, Anglijoje, Ispanijoje, Tailandė, dabar ir Lenkijoje. Daug kur esu sportavęs, mėgstu išmėginti, žinai, kitus klubus, kitas mokyklas, nes kiekvienas klubas turi kažkokį savo arkliuką, kažkokias savo kombinacijas. Gerai, jeigu tai paklausiu, Evaldas Balsys, užsiminėm apie kombinacijas, apie dar kažką. Esam tave matę, ar ne? Esam ir žinom, ką gali padaryti, žinau, kaip gali nokautuoti, atrodo netgi toje situacijoje, kur neįmanoma būtų kažką nuveikti. Aš kalbu apie paskutinę tavo kovą Kiaukiai ringėtume, kai priešininkas tave spaudė ir tada tiesiog kairė ranka kažkur iš kažkur. Iš vis man kažkas tokio fantastiško. Tai kas yra Evaldas Balsys, kaip galėtume apibūdinti, kokio tai žanro kovotojas, ko trokštantis iš savęs? Gal esu labiau toks spaudžiantis kovotojas, bet žinot, aš dar esu jaunas, šitam sportui esu 4 metai. Tai mano stilius plus minus jis vis dar keičiasi. Vis tiek kažkokias naujas detalės pridedi, nauji smūgiai iš kojų, naujas kombinacijos iš rankų, tai tas stilius tikrai keičiasi. Bet manau, esu labiau spaudžiantis kovotojas. Nes vis tiek 71 svorio kategorijoje aš kaip ir žemas. Vaperednis vienas iš mano ūgio. Averlingis aukštas, Belinis aukštas, Rybakovas, visi aukšti. Tai aš toks labiau spaudžiantis, einantis į priekį. Šiuo momentu labiau stengiuosi judėti. Anksčiau, kai buvau jaunesnis, tai tiesiog eidavau kiaurai. Dabar, kai pradėjau sportuoti su Ignu Barysu, labiau stengiuosi judėti, keisti stovėsenas. Po biškį keičiu savo stilių, tai čia, žinai, negaliu pasakyti dabar, koks aš kovotojas esu. Nes gali būti, kad po 2 metų aš visai kitas kovotojas bus. Su kiekvieno kovo vis atrandi save. Dar tik tai turiu 5 kovas kickboksą, vieną muitai. Tai čia dar, žinai, viskas prieš akis, pradėjome. Gerai, tai kuo buvo Evaldas prieš kovinį sportą? Prieš kovinį sportą? Tai aš kovinį, žinokit, ilgai sportuoju. Bet va būtent, kai kickboksą atradau, tada pradėjau sportuoti profesionaliai. Anksčiau boksą sportavau. Bet tai palankau, tai nelankau, toks, žinai, pasimetęs, ar noriu, ar nenoriu, treneris vis laik gaudydavo. Reikia, tu čia varyk. Atvažiuoju, sukovoju varžybas, vėl manęs nėra. Vėl varžybas, man vėl pasigauna treneris. Reikia, tu čia važiuoti varžybas, tai gal 40 kovų, tai prasivedžiau. Ir paskui kažkaip jau nustojau vaidinti, bet galvoju, vis tiek norėčiau kažką tokio sportuoti, nes jau daug laiko buvau tikrai praleidęs salėje. Galvoju, reikia pamėginti kickboksą. Ir atėjau čia ir viskas. Įsimylėjau, žinau. Buvo pirmi metai žiauriai sunkus skausmai, po bokso kojų skausmai, nusimuši koją. Vau, galvoju, kaip jie gali kovoti be apsaugų, ar tai tikrai įmanoma. Bet po pirmos profesionalų kovos supratau, kad vau, nuostabu, noriu šitam sportą likti. Esi iš Jonavos, iš vidurio Lietuvos, kaip sakant, ar ne? Kaip ten prasideda ta boksininko karjera? Kaip apie Jonavą gali papasakoti? Boksas šiaip žiauriai populiarus Jonavoje būna. Kiekvienas iš jaunimo beveik yra nuėjęs bent jau pamėginti į boksą. Ir šiaip mūsų bokso mokykla Jonavos tikrai stipri yra gan. Turime Lietuvos čempionų. Tai tiesiog mano brolis nuėjo ir aš nuėjau, tai pusė Jonavos taip. Nuėjo draugas ir visi kartais tiesiog nueidavo pažiūrėti, kas ten vyksta tam bokse. Tai mokykla, sakyčiau, gan nebloga ir žinoma Lietuvoje. Tai kaip sakant, mokykla jau per pertraukas tarp pamokų jau vaikščiodavo, tai jau žinodavo, kad visi boksininkai mušnynių jau nebūdavo, visi žinodavo, kad mokėdavo. Jonavoje visi jau mokėdavo muštis, visi bokso pasimokinę biškį. Bet, kiek suprantu, tada buvo pertraukėlė ir atvažiavai į Kauną, ar ne būtent į Fighters Landą? Ne, aš iš pradžių sportavau pas Matą Vaicekauską. Jonavoje, kaip tas klubas?
Pamiršau, kaip vadinasi klubas. Dabar Matas atsidarė Samurai Gymą. Tai aš prieš tai kitam klubė su juo sportavau, jis mano treneris buvo. Bet tiesiog neturėjome, aš nelabai ir salės kažkokios nieko. Čia atvažiavau kelis kartus pašiparinguoti. Su Ernesta poroj pastovėjau tai supratau, kad noriu čia sportuoti. Kitas lygis, kita technika, visiškai. Su Ernesta būtent. Su Ernesta būtent ir Deividas Žamba, Ignas Barysas. Čia mano komanda. Aš jau pirmą kartą čia atvažiavau, supratau, kad su šitais žmonėm noriu dirbti. Man jų technika patiko, stilius. Šiaip Ignas po kiekvienos treniruotės pasako kalbą tokia, žinai, motyvacinė galva, to man trūko. Tai va šitą salę atradau, tai niekur nenoriu eiti. Jau čia man kaip antri namai. Gerai, Evaldai, neapseisim, be šito turbūt turėsim pakalbėti apie tą paskutinę kovą, suprantu, galbūt ir pačiam nelabai malonu. Dabar jau viskas gerai, gal pirmas dienas buvo, tik žinai. Priminsiu greičiausiai tiems, kas nežino, aš nepamenu, kiek ten užtruko, tai Neatsimenu. Labai trumpai, tačiau kritai į nokautą ir gilų nokautą, ta prasme, kas galbūt buvo šiek tiek netikėta, bent jau man asmeniškai mes prieš jungiant rek mygtuką pakalbėjom, kad aš buvau įsitikinęs, kad tai bus tavo pergalė, nes buvau matęs, ką tu gali. Ir šį čia kritai taip, kad wow. Ta prasme, kaip, aš suprantu, kad tai psichologiškai nėra lengva netgi prisiminti, ar ne? Bet vis tiek turiu paklausti, ko yra išmokstama po tokių dalykų ir kaip prisiminė tą kovą, kas nutiko? Nu ką, išmokstama gal. Biškai paskubėjau. Mantvydas vis tiek, jis toks sprogstamas kovotojas, jo buvo tas pirmas sekundės, gal jis ir buvo toks labiau pavojingas, žinai. Ta minutė 30, man gal biškai reikėjo išlaukti labiau jį patampyti. Ir kokia klaida mano buvo, aš atsakiau viduryje atakos. Aš prisigyniau džabą ir iš karto mušiau šoninį. Panašus planas ir buvo, bet aš turėjau prisiginti džabą, prisiginti dešinę ir tada pradėti atsakinėti. Tai čia tiesiog per paskubėjimą. Aš per anksti atsakiau, vis laikų išmetė dešinę ranką, tai čia, žinai, tiek tai reikia šitam sportui, niekada negali žinoti. Kartais viduryje atakos, vienas smūgis, viskas mėgia. Kai atsigavai po nokauto, prisiminiai, kas įvyko, ar reikėjo paaiškinti? Jo, aš prisiminiau, man buvo labiausiai kas skaudu, tai kad mane pats matėjai viską iš šono. Pirmas knockdownas, jis buvo baisus, kur ta prasme aš net nesupratau, kur aš esu, aš atsikėliau, aš galvoju, kas čia dabar vyksta. Aš pasidariau, kad žmonės arenui gerai, galvoju, viskas, važiuojam, žiūriu, stovi Mantvydas dar, jisai man nušypsojo, aš jam pamilksėjau, galvoju, važiuojam. Ir paskui aš jau biškį atsigavau, prasidėjau kažkokią mėsmalę ir jis mane metė ant žemės. Ir aš jau tuo momentu, aš jau tiksliai atsigavau 100%, kai jis mane šveitė ant žemės, man viskas apsisuko ir aš jau tada atsistoviu ir laukiu, galvoju, va dabar leis man kovoti. Ir aš girdžiu 6, 7 ir aš jau einu link Mantvydo ir 8 ir stop box ir aš galvoju, kodėl tu nutraukiai to ko, taigi aš ką tik išjungtas buvau. Aš nieko neturiu prieš teisėją, bet mane išjungė. Tu mane pastatai, leidi, kad mane vėl nuverstų ant žemės ir tas kai stop box. Nieko prieš tai neturiu, bet gal reikėjo po to pirmo knockdowno tada nuimti kovą, nes antro knockdowno net nebuvo, jeigu pats matei kovą. Mes tiesiog susijom į artimą kovą ir jis mane šveitė ant žemės. Ir jį pradėjo skaičiuoti ant knockdowno. Tai gal dėl to buvo pikta biški, bet dabar jau nieko nepakeisi, dirbu sunkiai. Ateis tas revanšas, žinau, kad ateis tas mano laikas. Jau buvo nekartą atėjęs, tiek pergalių skinta. Čia, žinai, dar suprantu, būčiau konkrečiai gavęs malko ir kažką. Vienas smūgis. Atrodžiau gražiai to kovo, pasirašymas buvo sunkiausias. Tiek ruošiaus, po 3 treniruotės dariau, nesu tai daręs. Mėnesį dariau po 3 treniruotės. Niekada negali žinoti, kad ir kiek sportavau, tiesiog toks sportas. Nepasiduodu, toliau sportuoju. Ta frazė tokia gera, ar ne? Toks sportas visą laiką, ta prasme, yra tas, kaip sakant, fight rekordas, pas kažką nulinis, po to klausia, ar bijai susigadintą rekordą, bet čia toks sportas, negali niekada žinoti. Taip, čia niekada negali žinoti. Ir, kaip sakant, priešininkų negalėjau, ateina tas laikas, kai tu negali, sakykime, jeigu galbūt kažkiek rinkaisi patogius, nepatogius, ar ne, aš apskritai kalbu. Ateina laikas, kai tu negali rinktis, tau vis tiek teks stoti su geriausiais. Taip. Tai čia toksai, kaip sakant, filosofinis apie tą toks sportas. Žinau, kad dar galbūt turi nesuvestų sąskaitų, ar ne? Mes kalbam, grįžkime galbūt į KOK ringą, paskutinis tas pasirodymas buvo 4. Ja. Ir žinau, kad tu skaitaisi kaip ir laimėtojas to 4, tačiau finalas taip ir neįvyko, ten yra galbūt Deividas Michnevičius. Tai čia kažką norėtum pabandyti, įrodyti, kad tą finalą tikrai laimėjai, o nebuvo taip, kad Michnevičius tiesiog nepasirodė rinkai dėl traumų.
Aš šiaip gal tiesiog norėčiau su Deividu sukovoti, nu, geras kovotojas, ne vieną aš jo kovą žiūrėjau, bet šiaip man ten kažkokiu, kad ten dėl ketvirtuko, ne, man iš vis nėra. Šiaip norėčiau su juo sukovoti, nes jis geras kovotojas, bet šiaip ten, kad išsiaiškint, kas ketvirtuke geriausias buvo, tai čia kitą ketvirtuką reikėtų daryti, žinai, kad normaliai išsiaiškint, kas čia Lietuvoje geriausias tam svoriui. Gerai, pabandom pavardinti. 771, ar ne, svorio kategorija. Pabandom pastatyti ketvirtuką, ar ne, va dabar ką norėtum matyti, jeigu mes kalbam, tarkim, apie UTMA. Gerai. Arba galim ir už tų ribų, išeiti visiškai už organizacijos ribų, vat, Lietuvos 7KG. 7KG, nu tai gerai. Nu gerai, tave įskaičiuojam, ar ne? Ja, tai dar 3 žmonės, sakai. Dar 3, ar ne, vat, jeigu taip išrinktum, kad tikrai ir žiūrovams nu, tai būtų gerai, smagu. aš jau Perednio negaliu neįdėti, nes man jau čia principai, man turi būti Perednis. Tai būtų Perednis, gerai, kas dar. Belinis, manau, nu tikrai esu jau sportavau pajėgus kovotojas. Ir kas dar 71. Jasiūnas nekovojo 71? Dabar lygtais pakilęs, dabar 75 buvo paskutinis, tai, nu, sakykime, Martyno neskaičiuokim. Kas dar 71? Bet iš Jasiūnas tim yra Vakaris Didika, nežinau. 71? Jo, gali 71 kovoti. Gal. Averlingis tas pats, nežinau. Gal Didika labiau man už Averlingį, sakyčiau. Bet Didika jis ir nemažesniam svoriui kovoja. Jis kiek dabar suprantu. Ai, Banskis, ne, bet Banskis dar didesnis. Kas toksai? Banskis, Tomas, bet jis dar didesnis. Man regis. 71, tai gerai, aš, Perednis, Bielinis, Vytas Karosas, ne, jis ne 71? Turbūt galėtų. Galėtų. Jisai šiaip žemesnėje svorio kategorijų, tas čempiono diržas bent jau Muay Thai yra žemesnės svorio kategorijos, bet manau, kad ten riba yra 2-3. Nu, Grigaitis Lukas, kaip irgi, Lietuvoje daug pasiekęs. Gal jam profesija netaip sekas, bet Lietuvos čempionatuose, nu jis tikrai, aš jau kovų kiek esu matęs, tai jis toj kategorijai gerai paeina. Tai galėtų ir Lukas Grigaitis, net nežinau. Reiktų visas, gal Fedorovičius, žinau. Jisai 71 ir jisai tikrai geras, pats su juo norėčiau dar pasiplakti, tikrai norėčiau kažkada ateityje su juo susitikti. Tai va Fedorovičius, Simonas Belinis, Perednis ir aš. Tai va su Peredniu norėčiau pradėti. Tai suprantam, kad su Peredniu norėtų greičiausiai pradėti, ar ne? Ja. Gerai, jeigu taip toliau paties karjeros tą viziją, nežinau, ko nori iš to sporto. Jau supratom, kad turi komandą, kuri tik tai yra ne tik tai sportinė komanda, bet greičiausiai jūs čia kaip šeimyna. Bet kiek aš matau, netgi dabar į salę atvažiavus, matau tos jūsų santykius ir visi tokie broliai, seserys, visi tokie labai labai išvien. Bet kur tai veda? Mes suprantame, kad mes esame Lietuvoje, jūsų klube mes turim sėkmingų labai istorijų. Ernesta Kareckaitė, neslėpim čia kažkur šone ar ne, yra UFC kovotoja. Augančios žvaigždės dar laukia savo eilės intervui. Nežinau, kiekvieną kartą, kai Ignas į mane taip žiūri, aš net šiek tiek išsigastu. Tai tikrai, jeigu Ignai kada nors tu kviesi mane į kovą, aš tikrai sakysiu ne. Nes man užtenka į tavo žvilgsnį pasižiūrėti. Tai kur visą tai veda patį? Kur veda, tai kur mes tai pažiūrėsim, bet faktas, noriu tų diržų, noriu tų čempionų diržų, nesvarbu, kur norėčiau Vonę kovoti, norėčiau kovoti Glorijai kažkur, tikslas faktas yra aukštumas. Noriu ir vakar pasiimti kažką pasaulio čempionate. Nu, jeigu tokių metų kažką nori veikti, tai turi nuspręsti normaliai, noriu ir aš tikrai noriu. Nesvarbu, kur norėčiau Glorijai, gal norėčiau ir One Championship'ą kovoti. Bet pirmas dalykas, dabar toks etapas, yra konkurencija Lietuvoje. Čia tikrai gali rinktis tą rekordą ir ką Utma gerai daro, kelia kovas YouTube. Nes kol tu neturi kovų YouTube, tu esi no-name'as, aš esu sportavęs užsienį ir man yra siūlę kovoti. Ir prašot, parodyk kovą. Tu neturi ką parodyti, tai tu no-name'as esi. Nes tai žmogus negali susirasti internete. Bet jeigu tu Utmai prasivesi 10 kovų ir įsijungs kažkas ten pažiūrėti ir sakys, eik tu savo, jeigu ten bus tokios kovos kaip Naurisov, Basevičium pas tave visos ir žiūrės, tai sakys, eik tu savo, tai čia vyrukas tikrai gali. Čia niekada negali žinai, kad kažkas pastebės ir pakvies kovoti kažkur aukščiau. Bet Utma dabar sportininkam tikrai geras galimybės. Tai kol kas visos mintis į Utmą. Nes čia toks kaip ir pradinis laiptelis. Konkurencija dabar tarp lietuvių auga. Kiekvieną Utmą vis kažkoks naujas kovotojas. Va dabar Simonas Belinis 71. Visose kategorijose vis ateina kažkokie nauji kovotojai.
kosmiškai galima rungtis ir yra su kom tikrai nėra lengvų kovų, tai pirmą dabar tobulėjimui, manau, reikia pabūti Utmai. Kiek patys spaudžia tie žiūrovai, nes jeigu mes kalbam iš karto apie UTMA, tai mes suprantam, kad mes kalbam ir apie tą žiūrovų gausą, ar ne, mes neskaičiuojam, tai 7 000, 8 000, vien arenose 10 000 buvo arenoje, ar ne? Ja. Na, tie žiūrovai, aš taip įsivaizduoju, psichologiškai irgi šiek tiek spaudžia. Žinok, sunku net kažkaip net negalvoju apie tos žiūrovus, nes tu tiek spaudimo šiaip iš vidaus, tiek jaudulio, kad tu net neturi, žinai, minutės pagalvoti apie tos žiūrovus, bent jau man aš nieko nematau, kai nuringa. Nes tu galvoji tiesiog apie kovą, kaip dabar bus, ką darysi, toks bandai nusiraminti, čia, žinai, toks pilnas jaudulio, bet ramini save, viskas gerai, čia nieko nepakeisi, tai apie tu net nespėjai pastebėti, žinai, žiūrovų. Na, matėme tavo išėjimo, nežinau, tas akis, kaip, nežinau, ten, su kuo galima būtų palyginti, toks sužvėrėjęs, atrodo, ir toksai... Bandžiau įsivesti, ja. Kaip žirgams būna uždeda, žinai, kad tik tai tiesiai. Tai va, taip ir norėjau, tai tiesiai, bet va, taip jau, taip ir atsikėliau ringę. Galvoju, oho, buvo čia dabar kažkas. Bet jau dabar kiek laiko reikėjo, kad va, galėtum pradėti juokauti apie tai? Nes aš suprantu, pirmas... Porą savaičių, pirmas dienas sunkiausias buvo. Ką, bet kovą tai iš karto grįžom namo, iš karto kovą važiavau, repitų, važiavau, supratau klaidą. Sama. Labai aiškiai ten klaida buvo, viduryje atakos atsakinėjau, neišlaukiau. Tai... Ar su mediku, pabuvai pas medikus pasižiūrėti? Jo, aš viską nežinom tą praktiką, kad po tokių dalykų, na vis tiek... Tai mane treneris prižiūri, man taigi net neleido manęs į salę, kol nepasidariau tyrimų. Nu, kol lapelio net nešikai? Jo, minimaliai čia leido sportuoti, jokių španingų, nieko čia saugo mane. Tai nuvažiavau, pasidariau, nieko nerado visiškai. Sveikas kaip pridėkėlės. Ignas Barysas turbūt išskirtinė asmenybė, legendinė Lietuvos koviniame sporte. Ką reiškia būtent būti pas Igną Barysą salėje? Stipru, žinokit. Šiaip kaip jisai pasiekęs tiek su Ernesta, nuo mažumės jisai užaugino. Ir aš matau Ernestui tikrai Igną Barysą, ta prasme, tas visas kombinacijas. Sunkiausia salėje stovėti paro yra su Ernesta. Ne dėl to, kad ten stipriausiai muša ar kažką, bet visas aikių, žinai, perduotas iš Igno. Visi judesiai, tie užkirtimai tokie žiauriai stipru. Ignas tikrai savo srities specialistas, tiek daug moko ir kickboxe, ir MMA, aš nežinau, iš kur jisai tiek moko, MMA, iš kur jisai tiek yra išmokęs. Šiaip apie visą sportą, apie patį boksą, apie kitas sporto šakas. Ir šiaip prižiūri savo kovotojus, neleidžia mums, jeigu turim traumą, kaip Deividas, neleidžia kovoti. Man irgi viską pasveria, tikrai jaučiamės prižiūrėti ir mylime. Visą laiką jisai salėje, 2 treniruotės kiekvieną dieną, kad ir kas bebūtų. Žiauriai žmogus atsidavęs, didelę pagarbą jam jaučiu. Šiandien žinau, kad mes neturime žiūrovų klausimų, bet Ignai, gali prieiti prie draugo? Žinau, kad žiūrovai tikrai užduotų šį klausimą, tikrai jisai būtų, ką galvoja apie kovą. Va, ekrane mes turim Igną Pauliukevičių. Ką galvoji, Kudryšovas ar Pauliukevičius? Žinau, kad tikrai būtų toksai klausimas, jeigu būčiau paskelbęs, kad užduokit klausimus. Ne, tai aš matau, kaip jisai dirba ir aš mačiau šiaip jau nuo pat pradžių, man visi draugai sakydavo, oi, nėra. Ir šiaip žmonės visi kažkodėl galvoja, kad Kudryšovas yra labai geras kaip kovotojas. Bet aš visiems sakiau, jis nėra kickbokso kovotojas. Apskritai jis nėra kickbokso kovotojas. Ir dabar, kaip matėm, kovojo kickbokso. Biškį perdegė žmogus, pradėjo spausti, gal per klaidą. Ir aš matau, kaip jisai ruošęs. Jisai tikrai ruošęs baisiai stipriai, keičia savo stilių specialiai, kad galėtų sukovoti su Kudryšovu. Yra planas paruoštas, žiauriai stiprus. Ir aš tikiu, kad jisai tą planą išnaudos. Ir kad antram raundė bus baisus nukautas. Baisus nukautas turėtų būti antram raundė. Tu miręs Kudryšovai. Bus baisus nukautas antram raundė. Aš taip galvoju, kaip aš matau, kaip jisai ruošiasi ir aš žinau planą, tai aš galvoju, kad bus nukautas antram raundė. Baisus nukautas. Gerai Ignai pasakė. Šitą ranką nuplėštau barzdą. O šitą gal užmušiu. Svorio kategorijos jūsų visiškai skirtingos, bet dabar, kai atsisėdo, tai Ignai tu... Kuprinį. Ai, pametė į svorį, nes atrodo, kad Evaldas netgi stambesnis už tave. Dabar supyksi ant manęs, ar ne? Ok, tai kiek Fighters Leno dabar atstovų turėsim UTMA turnyre? Žinau, kad Ignas viena pagrindinių. Taip, kovų. Aš dar laukiu žinių. Gal kažką reikės pakeisti, aš vis laik pasiruošęs. Jei kažkas sutrumos, tai būsiu arenai, lauksiu. Tikiuosi, kažkas atsiras.
Ačiū Jums abiems dabar. Ačiū Jums, man.